savaičių parke bus nepaprastai gražu. Bėgsiu rugpjūtį. Kaip ir žinojau. Sugriaus tylą. O taip gera, bet nebūtinai reikia pasidalinti savo rūpyčių. O jums nepatinka rugpjūtis? Neapkenčiu jo. Šis metų mėnesius, kaip sekmadienis savaitė, visai nereikalingas. Bet jis žada nuostabias rudens spalvas. Kokių rudens, kokias spalvas? Rugsėjais, spalis, agonija. Lapkritis jau laidojimas. Vairiausias gruodis, kalėdos. Sausis vasaris smelkia iki kaulų. Kovas balandis tai yra tikras pasityčiamas. Daug žada, nieko nesulaukia. Paskui ta pati velniava, gegužis, birželis, liepa. Švęsti kiekvieną gimtadienį. Gali pagalvoti, kad čia ne veteranų prieglauda kažkoks lopšelis. O, visiškai su jumis sutinku, nepakenčiama. Ta Magdalena tai kažkokia egzaltuota persona. Tiesiog persunta švenčia. Aš labai bijau ateinančių naujų metų. Kodėl? Sesuo Magdalena panorės atžymėti šitą svarbų įvykį. Ir kiekvienas iš mūsų atsiimsim dvigubai. Nebijok. Į visus metus laukia šito momento. Ir vis dėlto šį vakarą leitenanto Moriso gimimo diena. Ar jūs pastebėjot, kad niekada du gimtadieniai nepasitaiko vieną ir tą pačią dieną? Pastebėjot? Normalu, menai, normalu. A jūs žinot kodėl? Ne. Aš matau kodėl. Kad sesuo Magdalena to pakęsti negali. Aš turiu įtarimą, kad ligonius jinai slaugo pagal jų gimimo datas. Jeigu jūsų gimimo diena laisva, jūs gyvensit. O jeigu užimta... O jeigu ką? Luisa, prisimenat? Luisa, kapitoną Luisa. Kapitonas Luisas buvo gimęs vasario 12 dieną. Supratot, vasario 12 dieną. Ta pačia diena kaip ir aš. Iškėlė klausimas. Jis ar aš? Man labiau pasisekė. Na, jis ir čia atvažiavo meldėdamas. Nekalbėkite man, ne. Sesuo Magdalena, juo atsikratė. Sesuo Magdalena. Ir aš turiu įtarimą. Priežastis yra jo gimimo data. Jo gimimo data priežastis yra. A kodėl mane pasirinko? Gerai, kaip ten bebūtų, į manęs paprašė, kad mes kartu šitą pabrėžį, jūs visi kartu sukurtumėt nedidelį eilėraštuką leitenanto Moriso garbei. Nu, bet aš jo dar nepažįstu. Ašgi čia 6 mėnesiai. Aš tik valandą išeinu čia su jumis panuvažiauti. Paskui išgeriu šilto pieno stiklinę ir einu miegoti. Šitų nupirdėlių tai čia pilna. Mums teko garbė sukurta eilėraštį. Mus, sako, labai gerbė, ką tik patvirtino. Nu, kaip jis mane gali gerbti, ką? Jeigu mes net nesam pasisveikinę. Aš net nežinau, kaip jis atrodo. Aš tai jokių. Nieko nebus. Vis tiek reikia sukurti. Taigi vakarienė bus vakare. Jūs mat, kad aš neturiu jokių idėjų. Gustavai, jūs turit? Aš net nežinau, kaip jis atrodo. Nesvarbu, kaip atrodo. Magdalena paprašė. Tai reikia padaryti.
Morisui labai svarbu. Žmogui 80 tai keli metai. Tai ką, sumeskim kokį 4 eiliuką, ar ką, kaip ten rimuojasi, pavyzdžiui, su jo vardu Morisas. Morisas ir Rysas. Ką jūs jau nusispjavo? Nu, man tai nusispjavo. Gana, negražu, negražu. Oi, kaip Madlena užpyks, o tu užpyks. Nu, negražu, nu, bet paprašykime jūsų, tai iš jūsų ir pareikalaus. Nu gerai, tai aš sukursiu pats. Mes sveikinam tave, Morisai. Atvykome visi, tau šventės nesuknysim. Čia grubukas labai kartu. Man tiesiog keista, jis lengvai pasiduoda sesers Madlenos terorui. Ką terorui, aš stengiuosi padėti. Kalbat, jūs tiesiog įbaugintas. Aš stengiuosi padėti. Galima jūs suprasti, tai tikra pabaisa. Na ir kas, kad metų tiek turi, Morisai. Paklausyk, gegutė, tau ir vėl kukų išgirda Morisas. Žilokai jau. Madlenai, tai būtent rūpinėm žymėlį, negalima parodyti sikulai. Ir iš tave sudoros, jis be reikalo išsideda. Štortą valgysime už tave, tai Gustavas, Fernandas ir aš Renė. Aš žinot, kad Vincentas mūsų jie nesusimušė. Aš jau ją pavaišinau. Kuo? Antausas. Už ką? Už nieką. Vieną rytą aš išėjau iš savo kambarį, sutikau ją. Ir matau, kad ji tokia atsipalaidavus. Nesitikė jokių užpuolikų. Aš pasinaudoju progą ir kaliau jai. Na, prieglaudoje jauskis kaip namuos, sesuo Madlen tavo mamą pavados. Va koks, kaip pradžia. Fernanai, gera pradžia. Aš palauksiu pabaigos. Gustavai, kaip tu prieglaudoje jauskis? Prieglaudoje? Namuos. Prieglaudoje, kad mama. Madlen tavo mamą. Nepaprastom galybėmis apdovanotas su jų laikysena jėga, nežinomas jam abejonės, jokios geriausias, mylimiausias, brangiausias, nuostabiausias draugas buvo, yra, bus visada. Va. Bravo! O čia tai bravo! Talentų nepasvėpsi. Sužavėta. Tai ką aš turiu dabar tai užsirašyti, bet jūs čia labai gražiai bus. Reiks užsirašyti, neužsimirštų. Nanai, sesuo Madlena vėl man perdavė tą jūsų laišką. Ką man su juo daryti? Puikiai žinot, nu neskaitau aš laiškų. Ne, tai žinau, bet sesuo Madlena vėl perdavė per mane atsakykins laišką, gal galvoja, gal jau ir pakeisi tą sprendimą. Atiduokit Gustavui. Jam niekas nerašo, tegu džiaugiasi. Aš niekaip negaliu suprasti, ko jūs čia Gustavui leidžiate savo laišką skaityti. Ačiū. Tai kas čia to? Taigi nepatogu prieš tuos varginus jums rašė žmonės. Čia sesuo. Susirado mane 10 metų, rašo viską patį. Tegul skaito, tegul naudojasi. O matot, va kaip malonu gauti laiškus, o malonu. Vakar irgi gavau laišką, tai sužinojau, kad mano pati jauniausiai, pati gražiausiai pusseserė po mėnesio išteka. Nuostabu. Jūs turit jauną pusseserę. Turiu. Keista. O kas čia keista?
Man labai sunku įsivaizduoti šalia jaunos pusseserės. O kodėl? Na, aš jūs įsivaizduoju šalia senos tetos, šalia senos pusseserės. Aš dar turiu ir seną tetą. Geruolis tas pusbreltieras. Aš nenumanau tylėti, ką šito klausimu galvoju. Jūs čia ruošitės atsakyti. Taip, to reikalauja elementarus mandagumas. O tai tie žmonės, kurie rašė, Fernandui, kad jie nieko neįtas. Tai iš pradžių jiems buvo neaišku, nes aš pasirašinėjau savo Gustavo vardu. Tai jiems kilo didelių abejonių dėl jo protinių sutrikimų. Šuška ir mano kapitone. Mes išeisime Šuška ir mano kapitone. Jie buvo netoli patiesos. Aš net nežinojau, kad čia jūs ir susirašinėjate. Mes išeisime Šuška, mano kapitone. Mes išeisime Šuška. Atsijungė. Jam dažnai šitie priepuoliai. Čia nusiskeliaudavas, kaip prasidėjęs tarnas. Nebe pirmą kartą, ką? Tarnanai. Mes išeisime Šuška ir mano kapitone. Mes išeisime Šuška vėliau, mano kapitone. Ką iš čia išeisime Šuška? Mano kapitone. Sako, mes išeisim iš užnugario mano kapitone prieš atsigaudami. Klausykit, man priepuolis užėjo. A kaip jums neatrodo, kad jie man vis dažnėja? Ką? Ne. A kaip jums neatrodo, kad mano priepuolis užeina dažniau ir dažniau? Bet aš net nepastebėjau. O jūs girdėjot, kad tą terasą, kurį išeina į parką mūsų, žada uždaryti remontui? Kas? Aš tai negirdėjau. Žada kaip plyteles. Gerai, seniai laikas. Tokios šlykščius kažkokių pelėsių apsinešusios. Galva ten gali. Man tiesą pasakius yra visiškai tas pats. Aš tai niekad neinu. Vėlgi pilna tų nukirdelių. Būtent, aš galvoju, kad tie nukirdeliai čia neatsikraus. Kur? Ką? Kur? Kas čia? Kur čia? Pas mus? Kaip? Pas mus. Tai čia ką jūs sakot, kelia susirūpinimą? Kaip? Na, palaukit, ką aš žinau, pasakyk. Prasidės invazija? Va, visko gali būti. Žiūrėkit, Fernandai, jeigu tą terasą uždaro, tai kur visi dingsta? Atsikrausto čia. Tai jūs pasakot šitą tik tai dabar? Tai labai nesąžininga iš jūsų pusės. Tai čia privati valda. Eikit, kokia čia privati? Ne, mes nieko nesiimsim. Šitie nutvirdėliai pradės čia rinktis. Pradės brazytis. Išvirk savo tą šlykštų karštą pieną. Tai reikia kažką daryti. Na, ja. Reikia. Ko galim griebtis? Tai palaukit, kaip kadaise, tai smėlio maišų, spygliuotų vielų ir tranšėjų. Kaip kažkada čia. Geriausia būtų didinti. Aš jau jaučiu šitie nutvirdėliai jau žiūri į mūsų pusę. Nežinot, kada prasidės tie darbai. Sakė kažką, kalbėjo, sakė, jau turite iki vasaros pabaigos pradėti. Ne, tai reikia kažką daryti. Yra dvi išeitys. Viena tai juos sunaikinti, o kita sustiprinti savo gynybą. 3 eilės spygliuotos vielos, senelio iš maišų su smėliu, statom 2 patrankas
tai palaikom kryžminę ugnį. Jeigu tai kas panorės iškišti nosį iš savo kambarį, tai iš karto lavosas. Čia yra ta menka gynyba. Reikia pastatyti 75 kalibro patranką. Užkelt jo aukščiausiai. Ne, tai jeigu mes trise turėtum tokių pakankamai gerų granatų, rankinių, šaudmenų gerą kiekį, mes galėtum savo pozicijas išlaikyti iki rugsėjo pabaigos arba spalio vidurio. Kam reikia? Svarbiausia, kad jie išvis nepradėtų tų darbų. Ta istorija su to remontu yra tikrai katastrofiška. Nereikia čia perėti. Ne, šitą teritoriją reikia užsitarnauti. Ne kiekvienas ir vertas tokio vaizdo. Žiūrėk, matot koks peizažas, a? Matot ką? Stebuklingas. Ups. Ten tais medžiais tolumai. Medžiais. Kokiais medžiais? Čia topoliai yra, ne? Ar jūs matot topolius ar nematot? Ką, ten kažkas toli, ten kažkur tai matau. Matot, kaip jie siūbuoja, kaip jie reaguoja, ką? Kažkas juda krūta ten. Jau 6 mėnesiai, kaip aš šiavo topulį viršūnės visą laiką juda nuo menkiausio vėjo. Kaip amžino judėjimo mechanizmas. Gražu. Gražu, bet toli. Taip, Fernanda. Rami, ten tolumoj išsirikiavus topolių eilė. Gerai. Kuris smarkiai linguoja nuo didžiulio vėjo. O čia ne rūsio. Man jau nuo to mirguliavimo kažkaip jūros lyga prasidėjo. Jūs matot, kokie jie lankstus, kokie niekur neskubantis tie topoliai, Čia vėjo partneriai. Tai ne mes. Tai ką, jums nepatinka topoliai? Man labai patinka gražus medžiai, mėgstu tobuliai. 7 valandą vakarienė, neužmirškit. Benami, ar užmiršai, kad 7 valandą prisimink? 7 valandą pas mus šventinė leitenanto Moriso gimimo diena. Ar atsimeni? Ir ilgai neužtruks, visi bus pamaloninti, bus vakarienė ir torto gabalėlis bus, va ir vatas nuostabusis bus tavo eilėraštukas. Oi, paskui atgal į padalėjį. Jis tiesiog užsiciklinęs, tas gimtadienis. Palaukit, gal reikia nors kartą jums sudalyvauti prieglaudos visuomeninio gyvenimo užuomazgos, aš neklystu? Ne, gavot savo tą eilėraštuką, kad aš daugiau nebegirdėčiau apie jį. Ir baigta. O, žiūrėkit, aš jūs paliksiu. Oi, aš ir be posas, prašau, be posas. Aš tikrai jūs paliksiu. Agresyvus gitas. Pažiūrėkit. Mes nieko prieš jį neturim, Rane, tik kad jis labai... Kas labai... Labai... Turėjo pasakyti, kad žmogui 85 metai norėjo patirti tokį džiaugsmą. Aš negalvojau, kad čia tokie subtilūs protai. Jiems ta istorija pasirodys kaip šlykšti kokia. Ai, ir išeidus, išeidus. Žinot, netęskit. Netęskit, aš išeidus. Rane, neikit, būkit. Nebetęskit. Tikrai, kvaila, Rane. Nu, jis kartais įsižeidžia, be jokio pagrindo. Jis labai supyko. Bet gal jis per daug greit įsižeidžia. Labai. Ką? Eina tai gimtadienį. Jis savaime supranta. Eina.
Sukrėstas šitai veras. Graužiausiom ašarom. Sukrėstas, sukrėstas. Visiškai sukrėstas. Sukrėstas. Jo nuoširdumas kelia didelį susirūpinimą. Sesuo Madlena nebus jūsų įsimylėjus. Jūsų eilėraštis sukėlė furorą. Dabar jūs tapote visų būsimų gimtadienių rekrūtas. Man tik ta krenė. Jis pasakė, kad tas eilėraštis mano. Jis padarė tai tyčia, norėdamas man pakenkti. O kaip galvoju, jis ateis šiandien. Žinoma, matys. Jis tuoj turi pasirodyti. Gal jis terasą? Ne. Jis bijo pelėsiu. Bet to čia su mumis jam labai gerai, jis patenkintas. O jo didžiausias trūkumas yra, kad jis visko patenkintas. Mato visada teigiamą pusę. Entuziastas. Nu, entuziazmas padėjo jam išgyventi. Nemanau, jis yra toks nuo gimimo. Jau gimė entuziastas. O mirs, tai turėsi mirus entuziastą. Man jisai patinka. Tai man irgi. Bet o aš jam nepatinku. Jis man pavyko. Ko? To, kad aš skaitau jūsų paštą. Gali būt, gali būt. Tai buvo labai gražus trio, o dabar kvartetas, prie kurios niekaip nepripaminu. Kvartetas? Taip, skaitant šunį. Ponai, aš padariau nepaprastą atradimą. Jūs žinot, kad aš turiu tokį įprotį kasdienį pasivaikščioti patruliu aplink mūsų prieglaudą. Nu, čia mano mažutis toks kasdienis džiaugsmas. Tai kai vakar palikau jūs su tais jūsų topoliais, aš ryžausi eiti ieškoti nuotykių tiesiai per kapines, ponai. O šalia kapinių, visai šalia, aš atradau mažą miestelį. O tada miestelėje, ponai, paslėptas tikras lobis. Mergaičių gimnazija. Mergaičių gimnazija. Žiūriu, prieinu, galvoju, kas čia dabar. Ogi, mergaičių gimnazija. Didžiausią susilaimėjimą mergaičių gimnazijoje sukelia pačios mergaitės, esančios pastato vidun. Ar jūs jas matėt? Mačiau, kaip jūs dabar matau. Aš matyt pataikiau tą pasivaikščiojimų laiką. Negirdėjau, kad jas kas vestų pasivaikščioti. Nustabios visos nustabios. Plaukai tokie plastantis, gaivios besišypsančios. Aš negalėjau tiesiog akių nuo jų atitraukti. Daug jų ten buvo. Oi, užpuolė mane visas pulkas.
Apspito, aš tiesiog ten ištirpau. Ta pačią sekundę parodė pagarbą mano kojai. Pareiškė užuojautą pareiškė. Aš dar bandžiau kažkaip išlaikyti tą kario didvyrio rūmą, bet kur tam? Kol nepasirodė ta jauna moteris, lydinti mergaitės. Kaip tai jauna moteris? O jau čia tokia nuostabi, kaip rožė. Pasižiūrėjo, paskui taip leido galvą, užsimerkė, nusišypsojo ir viskas. Ir viskas, ir netekau visko. Visko, kas dar lygia iš manęs buvo. O paskiau ji kažkaip ir išgaravo, o aš likau stovėti ant savo pusantros kojos, neturėdamas jėgų sekti nei pas tas mergaitės, nei aš. O kokio amžiaus buvo tos mergaitės? Ką? 12 metų. Domėjimasis 12-metinis, 13-metinis. Jums abiems kaip tik pagal amžių. Tikrai, oi, žiūrėkit, jūs galite taip suprasti. O matė, kaip jūs kubikščiuojat, persekiodamas jaunų mergaičių grupę. Jūsų rožė į ką jį panaši yra? Tai į gėlę. Dabar jau aiškiau. Aukštą leliją, tiesią bet lanksčią. O, pasirodo jūs poetas. Bet aš net nežinojau, kad už 600 metrų nuo čia yra mergaičių gimnazija. Tai ir aš nežinojau. Ką jūs žinosiu? Jums čia normalu, jūsgi net iš kambario neišėjai. Niekada. Išeinu valandai čia, ir viską tu panubačiam, paskui išėjau. Šilto pieno stiklinė ir liuliukas. Sakė, kad per vakarėlį jau taip gerai pakeitėt savo įpročius. O tai bravo, sako Gustavas, tai jau